Praeitam vlogę matėte. Keliaujam į apžvalgos ratą didžiausią Japonijoje, ne ratą, o aikštelę. Pasižiūrėsim viskas iš viršaus, kaip čia atrodo šitą miestą. Ir žiūrėsim, kur toliau nuves mus kelias. Diena, ta pati sveikata, keliaujam. Šitie prasideda garsieji vartai, kurių čia bus daug tiesiai. Nors atvarėm anksti, vis tiek pilna žmonių. Ai, let's go. Atrodo, kad čia kelias į dangų. Čia mano paskutinioji ir aš einu į šviesą tunelio gale. Tikrai labai gražu, tikrai labai nuostabu, bet dabar esame stoty ir keliausime kažkur. Tai vat grinai matosi va ta lokacija, va tenai. Taigi, nauja problema, mikrofonui liko 10%, bet atvarėm į naują vietą ir pirmą kartą pataikėm su toksioru, kuris šneka angliškai. Pasirodo, jos mokina čia mokykloje angliškai, jie tiesiog nešneka, nes jie tingi šnekėti. Arba tiesiog, kad nėra su ko praktikuotis, kai baigia mokyklą ir pasimiršta jiems anglų kalba. Noriu namo. Aš daug nešneku, nes nėra labai man gerai, tai aš tiesiog vaizdus darau. Tu uždės muzikėlę pakaifuosit, įsivaizduokit, kad čia nežinau. Nes taip aš jaučiuosi nesurezgu nesakymą. Pasakykite jūs man komentaruose, ar čia iš tikrųjų taip viskas nerealistiškai atrodo, ar jau man nedaug liko, nes aš atrodo, kad čia grinai dangui kažką. Tik žiūriu ir atrodo, kad netikra viskas čia. Pažiūrėkit, matot, jūs gal nežinau, ar matot, tenai belekiek laiptų, filmuokit. Net atleido lyga, aš kai pamačiau, net pasveikau, net pamatęs laiptus, pizdanavo, iš karto gyvas. Nesityčiokit iš čia iš manęs. Čia kaip ir skaitosi žymiausia turistinė vieta šitame mieste, tai mes kaip jie viską pravaikščiojom. Dabar varysim namo, pailsėsim ir varysim tada iš šviesų šou vakare. Ten dar viena kita tematika. O rytoj varysim pas bembius, kurie ten moka nusilenkti tau, pamaldauti maistuko. Atvariau iš šviesų šou. Labą vakarą. Įsivaizduoju, jeigu čia sakuros žydėtų šią akimirką, tai čia labai gražu būtų, bet dabar tai apgailėtina. Žodžiu, tai jeigu jūs tikitės atvaryti, pavyzdžiui, kaip aš varau, tada, kada žydi sakuros, tai reikia žiūrėti Google, kuriuose vietose jos jau žydi, nes vis tiek gamta yra nenuspėjama. Vienur anksčiau, kitur vėliau ir varyti būtent į tas vietas, nes yra vietų, kur dar net nepradėjo žydėti, jau yra, kur jau sužydėjo ir jau ten vaikšto visokie vaizdo įrašai, kur ten jau vien rūžo viskas.
buvo gražu. Bet mes dar pagausim tas sakuras, dar čia būsim 10 dienų. Bet šiaip pilis šita visai graži man. Bet taip atrodo, kad su japonais tai nenorėčiau aš kariauti, kai buvau senoviai. Jų čia tos pilis tokios galingos, ne kaip Kauno pilis. Mūsų Kamenskus japonai būtų supysę, jaučiu. Vaisiai lengvai. Šitos pilis tai kosminės, kur ta Kauno pilis tai tokia, ta Gedimino tai irgi, kad kalnas. Nors tie japonai mažiukai. Vienas lietuvis kaip 2 japonai. Bet šiaip gražu visai. Vat vėjas nebepučia, tai tikrai faina. Kai nešalta, tai gražu. Kai vėjas pučia, tai apgailėtina. Bemba, jeigu rimtai visur sakuros turėtų būti ir jos žydėtų, tai tikrai labai gražu būtų. Vasara kokia, kai žiauriai šilta, tai jaučiu faina. Čia taip eini, taip čia kažką. Primena iš tikrųjų man botanikos sodą jaučiu vakare. Kaune, grinai botanikos sodas vakare, ten irgi tokios lemputės apšviesti, medžiai, visą kitą. Pagaliau, nors vienas sakuras uždėjus, kaip ir minėjau. Ne medžioklė esam, bet va, prašau. Iškart matas ir čia žmonių, kad daugiau. Reikėtų pradėti taupyti kameros vietą, nes liko 21 minutę kontento. Reikės pirkti naują SD kartą. O čia gali būti visai misija. Galiu pasakyti, kad tikrai buvo smagu čia. Visai gražu. Iš pradžių tai atrodė apgailėtinai, o vėliau įsivažiavom ir tikrai buvo gražu. Tai ką, išėjom iš parko, keliaujame namo. Galima ilsėtis. Šalta labai, aš neįsivaizduoju, kaip čia galima eit. Bet jaučiu, jeigu ten eit, kur labai daug žmonių, tai jaučiu nebūtų labai šalta, nes ten neužpučia vėjas, nes vėjas šaltas tik tai. Bet gražu, patiko. Aš šiaip sakurų net ir Vilniuje nesu matęs, tai man toks čia naujas dalykas, nesuprantu, ar gražu, ar ne. Bet faina. Kitame vloge matysite. Fire! It's okay. Fire! Okay. Are you ready? Fire! Okay, are you ready? Fire!